Sveiki, malonę popietę, labai džiaugiamės, kad jūs čia esate su mumis pasikalbėti apie tikrai rimtas ir egzistenciškai svarbias temas. Kartu su Laura Sintija Černiauskaitė, tikrai žymia ir svarbia Lietuvos rašytoja, mes kalbėsime apie tikėjimą ir rašymą kaip galimybę išspręsti išmirusio laiko keliamas problemas. Guten Tag, es ist sehr schön, dass Sie sich hier versammelt haben an diesem schönen Nachmittag zu einem Gespräch über wichtige, ernsthafte Themen. Wir werden heute über den Glauben sprechen, über den Glauben als eine Möglichkeit, die aus den Fugen geratene Wirklichkeit wiederherzustellen. Und unser Gast heute ist die in Litauen sehr bekannte Schriftstellerin Laura Sintija Černiauskaitė. Šitos temos svarbios, žinoma, ir šių metų festivalyje, Išnyręs laikas tikėjimas, bet dar nemažiau svarbu, kad Laura Sintija yra aktyviai kurianti rašytoja, tai tuo požiūriu tikrai idealiai tinka į mūsų šių metų programą. Dieses Thema ist natürlich im Rahmen unseres Festivals wichtig. Das Festival hat das Thema die aus den Fugen geratene Zeit, die Zeit ist aus den Fugen. Laura Sintija Černiauskaitė ist eine aktive Schriftstellerin und das passte auch gut zu dem Festivalthema. Norėčiau trumpai pristatyti tiems, kas nežino, arba priminti apie Lauros Sintijos Černiauskaitės svarbiausius kūrybos aspektus. Tai pirmiausia, man įdomu tai, kad jinai ne tik baigė Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studijas, bet prieš tai šiek tiek studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje televizijos režisūrą. Studijų nebaigė, bet man atrodo tos bandymas arba potraukis labai ryškus jos kūryboje, nes labai gyva, kūrybinga. Ta kūryba labai gyva ir labai režisūriška, netgi sakyčiau. Vizualiai. Eine kurze Vorstellung. Ich möchte ein paar wichtige Aspekte zu dem Schaffen der Schriftstellerin sagen. Für mich ist ein Punkt sehr interessant. Sie hat nicht nur Philologie an der Universität Vilnius abgeschlossen, sondern davor auch Fernsehregie an der Litauischen Kunst- und Theaterakademie studiert. Sie hat das Studium abgebrochen. Trotzdem sieht man in ihren Werken diesen Versuch, diese Tendenz zum Theaterhaften. In ihren Werken ist diese theatralische Sprache, also die visuelle Sprache lebendig. Die Lebendigkeit kommt daraus zum Vorschein. Laura Sintija Černiauskaitė yra viena ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos prozininkių, poetė, dramaturgė. Ir jos kūryba apibūdinama kaip pasižyminti jautrių žvilgsnių žmogaus vidinį pasaulį, turinti stiprią emocinę įtaigą, subtilę psichologinę įžvalgą, taip pat sodria metaforiška kalba ir gebėjimu išryškinti esminius žmogaus egzistencijos klausimus. Laura Sintija Černiauskaitė ist eine der bekanntesten litauischen Prosaistinnen, Lyrikerinnen und Dramatikerinnen. Ihr Schaffen zeichnet sich durch einen Blick in die innere Welt des Menschen aus, durch starke emotionale Wirkung, subtile psychologische Einblicke, eine dichte metaphorische Sprache und die Gabe, die wichtig sind, die essentiellen Fragen der menschlichen Existenz zu stellen. Rašyti jį pradėjo dar mokykloje, bet 2003 metais išleistas jos apsakymų rinkinys ir pjesė Liūčia čiuožia sulaukė tikrai didelio pripažinimo, buvo išverstas į daugelį kalbų, apdovanotas už originalumą bei jautrumą žmogaus likimui. Ir pastatyta pjesė tikrai buvo išskirtinis įvykis Lietuvos teatro gyvenime. Sie hat schon als Kind angefangen zu schreiben. 2013 ist ihre Novellensammlung und das Theaterstück erschienen mit dem Titel Liūčia čiuožia, was man als Lütze Pferd Schlittschuh übersetzen könnte, aber es hat auch andere Bedeutungen, so ungefähr Lütze spinnt, könnte man sagen. Dieses Stück war sehr beliebt in Litauen und wurde auch in viele anderen Sprachen übersetzt und ist auch international bekannt. Und die Inszenierung dieses Stückes im Theater war ein großes Ereignis in Litauen.
O 2006 metais pasirodęs romanas Kvėpavimas į marmurą atnešė autoriai ne tik Lietuvos skaitytojų simpatijas, bet ir tarptautinį pripažinimą. Už jį 2009 metais, jį pelnė prestižinę ES literatūros premiją. Ir buvo supažindinta visa ES su šituo literatūros kūriniu. 2006 erschien ihr Roman Atem in Marmor. Es wurde nicht nur in Litauen sehr beliebt, sondern erhielt auch internationale Anerkennung. 2009 wurde es mit dem prestigeträchtigen Preis der EU ausgezeichnet, Literaturpreis. Also wurde die ganze EU mit diesem Werk auch bekannt. 2018 metais Giedrė Beinoriūtė, režisierė, pristatė filmą apie būtent pagal Kvėpavimą į marmurą, kuris irgi yra labai stiprus lietuviško kino pavyzdys. O ta šeimos gyvenimo, šeimos peripetijų tematika svarbi ne tik šiame romane, bet ir vėlesniuose Benedikto slenksčiuose, Medaus mėnuo ir apskritai visoje Lauros Sintijos kūryboje. 2018 hat die Regisseurin Giedrė Beinoriūtė einen Film beruhend auf Atem in Marmor gedreht. Das ist ein wirklich gutes, starkes Beispiel vom litauischen Kino. Das Thema Familie, die Beziehungen der Familie sind nicht nur in diesem Werk wichtig, sondern auch in weiteren Texten von Černiauskaitė, zum Beispiel Schwellen von Benediktas oder die Flitterwochen. Laura Sintija Černiauskaitė yra sulaukusi daugybės apdovanojimų, visų nevardinsiu, bet norėčiau paminėti, kad 2022 metais pasirodęs turbūt naujausias eseistikos poezijos rinkinys Džiaugsmynas irgi sulaukė išskirtinio dėmesio ir pelnė Gabrielės Petkevičaitės Bitės literatūrinę premiją. Ir kaip tik šiame rinkinyje autoriai jautriai kalba apie kasdienybę, motinystę, tikėjimą, trapumą ir laikinumą. Tai kaip tik veda link mūsų temos. Die Schriftstellerin wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Ich werde sie jetzt alle hier nicht auflisten. Zu erwähnen wäre vielleicht der Essayband, der 2022 erschienen ist, mit dem Titel Džiaugsmynas, die Freudensammlung, könnte man das übersetzen. Es wurde mit dem Petkevičiūtė Bitterpreis, Literaturpreis ausgezeichnet und darin spielen die Themen vom Alltagsleben, Muttersein, familiären Beziehungen eine wichtige Rolle. Lauros Sintijos kūryba išversta į daugelį kalbų, žinoma, anglų, italų, vokiečių, lenkų ir kitas kalbas. Ir Lietuvoje mes turim tą kūrybiškiausių metų knygos dvyliktukus renkamus jau daugelį metų, tai Lauros Sintijos 6 knygos yra patekusios į tos dvyliktukus, tai jau sakau, pusę kūrybiškiausio dvyliktuko Laura Sintija turi. Die Texte, die Romane und Sammlungen von Laura Sintija Černiauskaitė wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt, ins Englische, Italienische, Deutsche, Polnische und so weiter. In Litauen hat man so eine Art Top 12 der kreativsten Bücher, das jährlich verkündet wird. Und bereits 6 von Lauras Büchern sind schon in dieser Liste. Also die Hälfte von der Liste sind mit ihren Büchern gefüllt. Tai dėl to ypač džiugu, kad ji pasidalins su mumis kūrybos virtuve, ar kaip ta vieta vadinasi, erdve. Ir Laura, žodis tau. Also es ist sehr schön, dass wir heute über ihr Schaffen, über das Schreiben hören werden und ich übergebe das Wort. Aš atsistosiu. Negaliu sėdėdama kalbėti, tik nežinau, kaip čia dabar taip suderint, kad mane visi matytų ir kad aš jūs visus matyčiau. Ich spreche lieber, wenn ich stehe. Es ist aber Gerai? schwer, so hinzukriegen, dass alle mich sehen werden. Visų pirmučiausia, labai ačiū, kad priminėt man, kas aš esu. Als erstes danke, dass Sie mich daran erinnert haben, wer ich bin. Jeigu man reikėtų papasakoti savo ten kūrybinės veiklos sąrašą, aš žinokit, aš nieko neatsimenu. Aš atsimenu savo paskutinę knygą. Wenn ich erzählen müsste über meine Tätigkeiten, würden mir gar nichts einfallen. Vielleicht würde ich mich noch an mein letztes Buch erinnern. Iš manęs neturėtumėt jokios naudos.
Also wäre ich nutzlos. Kitas dalykas mane tikrai labai stebina, kad čia tiek žmonių susirinko. Aš šiandien atsikėlus buvau prie jūros ir taip nenorėjau grįžti iš tikrųjų, nes tokią nuostabią dieną, 4 valandą, kai jūros trauka yra pati didžiausia, kas gali ateiti į tokį, susitikimą su manim. Und zweitens, ich bin so sehr überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich bin heute Morgen am Strand gewesen und ich wollte eigentlich gar nicht zurückkommen vom Strand. Und ich wundere mich wirklich, dass man an so einem wunderschönen Tag um 16 Uhr, wo man am Meer bleiben könnte, wo das Meer so am meisten zu sich zieht, hier hinkommen würde für so eine Veranstaltung. Ja, aš pati būčiau mielai neatėjus. Tas sakau tiesiai šviesiai. Ich wäre lieber auch im Strand geblieben. Gerai, skaitysiu, nes šitaip sutaupysim laiko. Ich lese den Text vor, so sparen wir ein bisschen Zeit. Mano pranešimo tema yra tikėjimas ir rašymas kaip išnirusios tikrovės atkūrimas. Das Thema meines Vortrags ist Glaube und Schreiben als Wiederherstellung einer aus den Fugen geratenen Wirklichkeit. Iš karto noriu pasakyti apie tikėjimo sąvoką. Tikėjimą suvokiu ne dabar labiausiai paplitusią modernę, pasaulietišką prasme, ne kaip bendrą optimizmą, pozityvų mąstymą, ne kaip tikėjimą kokią nors idėją, bendruomenę, žmogumi, savimi, savo jėgomis. Ar ne? Va tai, ką mes dabar pasaulyje turim. Tikėjimo prasmė yra labai, iš tikrųjų, praskydus, labai tokia plati. Man tikėjimas visų pirma yra tikėjimas tą pačią pirminę archaišką prasme, kaip tikėjimas aukštesnė jėga. Kitaip sakant, visą sukūrusių ir visą palaikančių dievų. Aš tą labai drąsiai sakau, nebijodama atrodyti senamadiška. Ir tai mane išlaisvina iš tikrųjų. Daugelis žmonių paklausti atsakytų, kad galbūt ir tiki, jog egzistuoja kažkokia tokia aukštesnioji jėga. Tačiau iš jų gyvenimo būdo, bent jau man dažniausiai susidaro įspūdis, kad jiems tai mažai rūpi. Kitaip sakant, neatrodo, kad dauguma žmonių, kurie sako, kad egzistuoja aukštesnioji jėga, jūs turi ryšį su tuo kažko aukštesniu už save. Ir man regis, kad vien sutikti, jog egzistuoja aukštesnioji jėga nepakanka, tai dar nėra tikėjimas. Tikėjimas prasideda tada, kai giliai suvoki, jog esi susijęs su ta aukštesnėje jėga pačiais esminiais ryšiais, visa savo egzistencija. Bet net ir tai, manyčiau, šito suvokimo irgi neužtenka. Aš per arti stoviu. Būtų puikiai grįžtumėte į savo vietą. O mano vieta yra čia. Gerai? Gal čia? Ne, neklysim nieko, galime. Gerai. Tai štai. Manyčiau, kad tikėjimas tai visą gyvenimą trunkančios kasdienės pastangos išbūti santykėje su Dievu. Bendradarbiauti, stengtis suvokti jo valią savo gyvenime ir jos laikytis. Kadangi aš pati esu praktikuojanti katalikė, tai man su to viskas aišku. Bet tiems, kas nesusidūrė, tiesiog labai trumpai galiu pasakyti, kad išpažįstu vieną triasmenį Dievą. Dievą Tėvą, Dievą Sūnų, Dievą Šventąją Dvasią. Ir mano diena, kiekviena beveik diena prasideda nuo maldos, kurios metu pagarbinu švenčiausiąją trejybę ir kviečiu vieną jos asmenų, Šventąją Dvasią, šiandien gyventi manyje. Tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, jog sutinku, kad kiekvienas mano vidinis ir išorinis judesys, kiekviena man skirto laiko akimirka būtų palydimi Šventosios Dvasios, nepriklausomai nuo to, ar aš apie tai galvoju ar ne. Prieš darydamas svarbesnius darbus, taip pat prieš sėsdamas įrašyti ir rašydamas šitą pranešimą, prašau Viešpatį mane įkvėpti ir vesti. Ir turbūt jau patys supratote, kad mano požiūris į kūrybinį procesą yra visiškai klasikinis. Man tai visada yra daugiau negu mano pačios saviraiška. Mano pačios saviraiška man būtų visiškai neįdomu.
visiškai neįdomus dalykas. Nes tikiu, kad įkvėpimas, kaip ir visas mūsų gyvenimas, ateina iš Dievo dvasios. Ir manyje pačioje nerasite jokio įkvėpimo iš manęs pačios, jokių priežasčių nei būti, nei kurti. Nes aš pati esu pasekmė, esu kūrinys, esu nuosavybė. Puikiai suprantu, kad šiuolaikiniam žmogui tai gali nuskambėti atstumiančiai, kaip visiškai pasenęs reikalas, tačiau mane toks savęs suvokimas išlaisvina nuo perdėto susireikšminimo ir ypač padeda gyventi kasdienybėje ir patiriant įvairiausius sunkumus. Dabar atliepdama šito festivalio išnirusio, išnarinto laikmečio temai, vėl turiu kaip katalikė pasakyti, kad krikščioniškas mąstymas teigia, jog po nuopuolio žmogus ir net visa gamta žemėje tapo, išnarinti, jeigu pritaikom šitą terminą festivalio, tarkim, krikščionybėje, ar ne? Išnarinti nuodėmės. Ir šį išnirimą Dievas tėvas ėmė taisyti per savo sūnų. Jisai prasidėjo net 20 amžiui. Jisai lydi visą žmogaus istoriją. Šiuo metu pasaulis yra tebetaisomas arba atkuriamas Dievo sūnaus pagalba ir tai vyksta per mus. Kiekvienas iš mūsų esam vienai par kitaip kviečiami tą atkūrimą įsitraukti. Taigi aš kaip tikintis asmuo negaliu atsiriboti nuo šito suvokimo, ar ne, nuo šito nuodėmės išnarinto pasaulio suvokimo. Ir esu tikra, kad ne 20 amžius čia mus pagadino ir šie laikai, jie aišku skiriasi nuo to, kas buvo prieš 100 metų, prieš 200, prieš 500, bet tik paviršiumi. Tai štai, dabar teologinė dalis beveik baigta. Aš vis tiek turiu šiame pranešime sutraukti išnirusios tikrovės sąvoką iki savo pačios subjektyvaus supratimo, nes nenoriu lįsti į teologiją ir jūsų į ją traukti, nes suprantu, kad čia esam susitikę visokie žmonės su visokiais požiūriais. Ir mėginsiu apeiti šitą moralinį išnarinto laikmečio aspektą. Man laiko išnirimas ir tikrovės išnirimas šitam pranešime yra labiau toks erdvinė sąvoka. Tai yra toks slankiojimas tarp dviejų laikų, dviejų tikrovių. Subjektyviosios ir objektyviosios. Mano pačios ir išorinio pasaulio. Ir tuoj pamatysit, kaip tą suprantu. Taip. Dar šiek tiek grįžtu prie katalikų bažnyčios katekizmo, nes to reikia tolimesniam vystymui. Katalikų bažnyčios katekizmas prasideda žodžiais apie tai, kad Dievas nuolat visą gyvenimą traukia žmogų prie savęs. Traukia žmogų prie savęs. Šitą noriu pasakyti ir dabar pereinu prie amerikiečių psichologės ir psichoterapeutės Elaine Aron, nežinau ar teisingai tariu, teorijos apie itin jautrius asmenis. Vienu metu Lietuvoje buvo madingos jos knygos. Manau, kad esate girdėję tą teoriją, gal neatsimenat autorės pavardės, bet šita autorė Elaine Aron teigia, kad 20% visos žmonijos populiacijos gimsta su pajautrintom smegenim, žodžiu, ypatingo jautrumo smegenim. Ar esat girdėję tokį cūdą? Nesat girdėję? Esam. Valio. Tai va, ir ką tai reiškia, kaip jinai teigia? Tai yra visiškai prigimtinis dalykas. Jis kyla ne iš kažkokių tai ten jaunystės traumų, tai nėra sutrikimas žmogaus, tiesiog tokia prigimtis. Žmonės, apie 20% visos populiacijos gimsta su jautresnėm smegenim. Ką reiškia jautresnėm smegenim? Kadangi aš esu įsitikinus, kad aš įeinu į tą 20% populiacijos, tai galiu pasakyti, kad tos jautrios smegenėlės ypatingai yra jautrios išoriniam dirgikliam, kuriuos mes visi patiriam kasdien. Tai triukšmas, šviesa, alkis, šaltis ir karštis, fizinis kontaktas, bendravimas, žmonių spūstis, per stiprus ir per dažni įspūdžiai ir taip toliau ir panašiai galėčiau vardinti. Bet koks yra įdomus, aš pati savo pasiaiškinu,
kad mano tos jautrios smegenis duoda ir jau ypatingą jautrumą Dievo traukai, kurį aš jaučiu nuo pat vaikystės. Aš jį tiesiog jaučiu. Aš esu užaugusi visiškai nereligingai ir netgi sakyčiau bedieviškai aplinkoj, bet nuo vaikystės atsimenu save dar nemokančią kalbėti, nes buvau labai maža tokia, žiūrėjau į visas spinteles ir stalus va taip va. Bet aš atsimenu tą jausmą, kuris mane lydi ir iki šiol, iš tikrųjų labai dažnai šiandien prie jūros tą patyriau. Dievo tada dar nežinau, kad tai vardas toks, Dievas jo, bet į prezenciją, egzistavimą kažkokios didžiulės geros asmeninės paslapties, kuri tiesiog yra. Ir aš galvoju, kad visi žmonės tą išgyvena, tik taip apie tai nekalba, kaip apie savaime suprantamą dalyką, taip kaip atsikėlęs, nepagalvoju, o aš kvėpuoju, ar ne? Nu, aš tiesiog kvėpuoju, tai yra savaime suprantama. Panašiai ir man buvo su ta Dievo pajauta. Ir čia aš vis tik irgi kaltinu savo superjautrės smegenis, nes kito paaiškinimo žmogiško, racionalaus nerandu. Tai va, tai štai, tai yra prigimtinis dalykas. Kitas prigimtinis dalykas yra gebėjimas rašyti. Tai yra tiesiog talentas, dovana. Manęs dažnai klausia, ką jūs darėt, kad taptumėt rašytojai. Aš nieko nedariau. Aš tiesiog išmokau rašyti kaip visi vaikai pirmoji klasėje ir pradėjau rašyti. Neatsimenu jokio ypatingo momento. Ir esu įsitikinus, kad man tai tiesiog duota. O tai, kas duota, tą man paprastai ir patinka daryti, ar ne? Čia jokio stebuklo tame nėra. Ir prieš rašydama šitą pranešimą aš klausiau savęs, bet kasgi man labiausiai patinka rašyme? Nu, kodėl man patinka rašyti, iš tikrųjų? Ir supratau vieną labai paprastą dalyką. Man patinka rašyti, man patinka sukurti kažką visiškai naujo. Tai, ko iki tol nebuvo. Man patinka sukurti tekstą, kurio iki tol nebuvo. Nes sukurti tekstą, tai yra sukurti naują visatą. Tai yra sukurti naują, net jeigu tai yra puslapio novelytė, naują mikropasaulį, kuriame viskas pareina nuo manęs, įsivaizduojat. Vau. Mikropasaulį su jo išbaigta tikrovė, su jo taisyklėm, nepajudinamam. Ir tai yra kažkas panašaus į tai, kaip Dievas sukūrė visatą. Suprantat, ir jeigu, kaip čia pasakius, tas mažytis mikropasaulis, literatūrinis parašytas, tai yra neišnirusi tikrovė. Ta prasme neišnirusi, kad ji yra visiškai išbaigta, visiškai suvaldyta. Ji gyvena pagal savo tam tikras taisykles, kurios pradeda veikti, kai kūrinys pradeda būti skaitomas. Nežinau, man tai yra vau, man tai yra labai labai patinka. Lygiai taip pat man patinka skaityti kitų kūrinius, gerus kūrinius, kurie pradeda gyventi savo gyvenimą, kai aš juos pradedu skaityti, suprantat, nes skaitimas suaktyvina, tarsi prižadina jau parašytą kūrinį. Apie tai šiek tiek sakysiu vėliau dar. Tai suprantat, šita parašyta literatūrinė tikrovė, aš ją laikau neišnirusią, neišnarinta, ji yra tobula. Tuo tarpu mes tebegyvename, tebekuriame pasaulyje, kuris yra neišbaigtas. Ir čia galima pasakyti, kad tas parašytas kūrinys turi pranašumą prieš mūsų pasaulį tuo, kad jis yra išbaigtas. O mes vis dar atsitinkame kasdien. Ir va, šita maža neišnirusi literatūrinė tikrovė, jinai kviečia skaitytoją ne tik pagyventi joje, ar ne? Mes visi iš tikrųjų, ypač jaunystėj, tiesiog įeinam į knygas. Esam turėję pačių mėgstamiausių knygų, kurios mus formavo. Mes jas įeinam, mes jose gyvenam, kol jas skaitom, ar ne? Ir net paskui, kai mes jas perskaitom, tos knygos mus keičia.
jos keičia arba duoda kryptį kažkokią naują. Man pačiai taip labai gerai atsimenu, įvyko 17 metų skaitant Dostojevskio brolius Karamazovus. Iš tikrųjų, tų knygų buvo daug daugiau, bet juos aš labiausiai atsimenu kaip tokį, štai kaip reikia gyventi. Ir čia aš turiu galvoj ne brolius Karamazovus, o senolį Zosimą. Kas skaitėt, atsimena jo ištarmę. Tai va, dabar truputį apie laiko išnirimus, labai bijau užsiplėsti. Tai, kaip mes suvokiame tikrovę, labai susijęs su tuo, kaip suvokiame laiką ir save jame. Laiko išnirimą suvokiu pačia paprasčiausia, irgi nemoralinė prasme, kaip gal ir kviestų šitas festivalis, bet mane kažkaip berašant nunešė į kitą pusę. Ta prasme, kad kai mano vidinis subjektyvusis laikas netitinka išorinio objektyvaus laiko matavimų ir tam tikrų požiūrių žmogus mes kiekvienas gyvename dviejose tikrovėse – vidinėje ir išorinėje. Taigi ir dviejose laikuose – savo paties subjektyviame vidinėme laike ir objektyviame išorės laike, kurio niekada iki galo mes nesuvokiam objektyviai, nes tą padaryti mums trukdo įslydimai į mūsų paties vidinį laiką. Šie įslydimai vyksta nuolat ir nesąmoningai, mes juos visus išgyvenam daugybę kartų per dieną. Taip iškreidami objektyvaus laiko trukmę ir chronologiją. Ir jie yra visiškai natūralūs. Pavyzdžiui, bet kada svajojame, kažką labai įsitraukę darome, kažkuo susidomime ir užmirštame viską aplinkui, esame įsimylėję, esam kažkuo susirūpinę, ar ne, meldžiamės galiausiai ir taip toliau ir panašiai. Tai yra visiškai natūralu, ar ne? Dar vienas tikrovės išnirimo būdas yra, kai sukeltas technologijų, kai mes iš tikrųjų nebepatiriam tos nuoseklios laiko tėkmės ne tik todėl, kad nuolat įslystam į savo vidų, ar ne, bet todėl, kad mums tą ir technologijos labai padeda daryti, nes daugybę kartų per dieną mūsų dienos sudaikstytos iš tokių lopinėlių, žiūrėjimo į ekraną, bendravimo per ekraną, darbo per ekraną, plus pagreitinto keliavimo visokiomis transporto priemonėmis. Pavyzdžiui, ir iš šiandien mane prie jūros vežė lengvoji mašina ir visa tai irgi iškreipia mūsų tikrovės ir laiko supratimą. Ir labai paprastas ir akivaizdus to įrodymas, kad šiuolaikinis žmogus nebegali be laikrodžio. Ir šiandien, kad nepavėluočiau, aš daug kartų žiūrėjau į laikrodį, nes ypač tada, kai jaudinuosi, aš prarandu laiko suvokimą. Tada, kai esu atsipalaidavus, laiką jaučiu daug geriau. Savo autobiografijoje mes gyvenome, mūsų poetas Marcelijus Martinaitis rašo, kad maždaug prieš 70 metų ir dar seniau, kai jis pats buvo vaikas, kaimo žmogus puikiausiai gyveno be laikrodžio, natūraliai jausdamas paros ritmą išvien su gamta, su gyvuliais, su dangaus kūnais. Jo vaikystės namuose ir pas kaimynus laikrodžių nebūdavo, bet pavyzdžiui, vaikai laiku ateidavo į pamokas, žmonės laiku spėdavo į sekmadienio mišias ir visokius kitokius susibūrimus. Tai štai, negana to, mūsų kūnai patys beveik nebeveikinėja didesnių fizinių atstumų, o psichika nuolat apgaudinėjama. Ir aš visada patiriu šoką, kai skrendu lėktuvu, aš labai nemėgstu skraidyti lėktuvais, apskritai labai nemėgstu keliauti, tai irgi labai nemadinga šiais laikais, bet aš tiesiog nepernešu, ką padaro lėktuvas su mano psichika. Ta trumpa tokia atkarpa, tarkim, įsėdi Vilniui į lėktuvą, kelios, 2 ten kiek valandos, tu tarkim Romui išlipi, ar ne? Išlipi Romui, fiziškai beveik nepavargęs, bet psichika yra pavargus, nes ji nespėja atskristi. Aš nežinau, ar jūs tą patirėt, gal tie, kur keliaujat dažnai ir nepatirėt, bet nes kūnui reikia patirti tikrovės, kelionės realybę. Seniau tie keli tūkstančiai kilometrų būtų įveikinėjami geriausiu atveju arkliais. Žmonės ir pešiom keliaudavo tūkstančius kilometrų. Suprantat, ir aš nesakau, kad čia dabar reikia pešiom keliauti, bet yra toks keistas netitikimas, kaip technologijos pagreitina mūsų keliavimą, bet iš esmės mes netenkam to potyrio, tiršto fizinio potyrio, ką reiškia iš tikrųjų keliauti ir to, kad daugelis žemės atstumų mūsų kūnams yra dideli ir netgi per dideli. Tai irgi apie išnarinimą, apie tikrovės išnarinimą.
dabar. Beveik paskutinis dalykas ir svarbiausias, ką noriu pasakyti. Grįžtu prie savo įsileidimo į vidinį laiką. Menininkas kuria savo vidinėme laike. Ir tai yra pagrindinė sąlyga kurti savo vidinėme laike ir vidinėje tikrovėje. Bet yra labai įdomus dalykas. Tas subjektyvusis vidinis laikas kažkokiais slaptingais būdais koreliuoja ne tik su objektyviaja tikrovė ir laiku, bet ir su tuo, ką Mircea Eliade vadina šventu mitiniu laiku. Mano vidinėje tikrovėje susidarius tam tikroms sąlygoms susitinka du laikai. Mano subjektyvus vidinis ir šventas mitinis laikas. Aš beveik esu įsitikinus, kad kūrybinis įkvėpimas ir yra šitų dviejų laikų ir tikrovių sąveikos manyje pasekmė arba vaisius, panašiai kaip ugnis įskeliama trinant du pagaliukus. Trumpai priminsiu, ką Mircea Eliade savo knygoje Šventybė ir pasaulietiškumas rašo apie mitinį laiką, apie šventą mitinį laiką. Jis šneka apie du archaiško žmogaus laikus, apie įprastą pasaulietiškąjį ir kitą švenčių laiką, kuris periodiškai įsiterpia į mūsų įprastą laiką. Ir šitą švenčių laiką jis vadina pirmykščių mitinių laiku, paverstu esamuoju laiku, kuriame veikia pati dievybė. Kitaip tariant, tai laikas, kuris visada egzistuoja dabar, panašiai kaip ir mūsų pasaulietinis laikas, tačiau kitame ontologinėme lygmenyje. Tai yra tarsi Dievo laikas, ar kairos, kaip katalikai vadina. Amžinas toks ontologinis laikas, kuris visada yra. Jis visada yra. Aš rodau viršų, bet jis visada yra iš tikrųjų ir tarp mūsų. Kalbant mūsų festivalio terminais, galima teigti, kad šis pirmapradis dieviškas laikas vienintelis yra neišniręs. Nes iš jo yra atėję viskas, kas yra. Įprastinėme pasaulietiškame laike mes visi esame natūraliai, o į šventą mitinį laiką turime specialiai įžengti. Ir kaip į jį įžengiama? Mircea Eliade rašo, kad atliekant tam tikras šventinės apeigas, ritualus, kurie mus ir nukelia į tą šventą mitinį laiką. Ir jame mes vėl iš naujo išgyvename įvykius, kuriuos švenčiame. Eliade pabrėžia, kad žemėje tebegyvenančios primityvios gentis, pagal kurių paprašius galima kai ką suprasti apskritai apie senovės žmogų, šventinio apeigų būdu ne šiaip atsimena tos įvykius ir jas pamini, bet juos realiai išgyvena, sudabartina, panašiai kaip žydai per Paschą atsistoja, pasakoja išėjimo istoriją, panašiai kaip katalikai švęsdami mišias iš naujo sudabartina Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Reiškia, tai yra svarbu, tai nėra atsiminimas, tai yra sudabartinimas. Ir dėl ko aš visą tai pasakoju, čia dar prisirašiau visko, bet trumpinu, aš drįstu teigti, kad rašydamas ir apskritai kurdamas menininkas irgi įžengia į tą šventą mitinį laiką. Tik tai, kas jį nukelia į tą laiką, yra ne religinė apeiga, bet pats kūrybinis procesas, suprantat? Kuris tam tikra prasme ir yra ritualinis atkūrimas to, kaip Dievas kūrė ir tebekūrė iš tikrųjų pasaulį. Tai yra labai įdomu. Man tai yra labai įdomu patirti, tik nežinau, kaip dar galėčiau jums papasakoti, kas vyksta. Per šį procesą yra patenkama į visų dalykų sukūrimo pradžią ir semama iš jos. Tokiu būdu kūrybinis procesas, o ir jo rezultatas kūrinys užmezga ryšį su šventu mitiniu laiku, ne tik pačiam autoriui, bet ir skaitytojui. Galbūt dar ir todėl, kai kurie žmonės taip mėgsta skaityti, išgyvena poreikį skaityti, kad jiems skaitimas tampa savotiškomis apeigomis, gyvenimo prasmės ir asmens tapatybės sutvirtinimu. Ir tada aš pati savo galiu paaiškinti, kodėl mane kartais taip traukia rašyti ir aš tiesiog viską metu ir negaliu daryti nieko kito, tik kažką užsirašyti iš įkvėpimo. Tas įžengimas į šventą mitinį laiką per kūrybos procesą nepaprastai traukia, todėl kad
tas laikas, kaip sakiau, yra neišnarintas, jis yra pirmapradis, jis yra tobulas, pilnatviškas ir jame aš tiesiog atsimenu ir vėl iš naujo išgyvenu save pačią, suprantat, kas aš esu kaip Dievo kūrinys, kokia aš esu. Nes gyvenimas pasaulietinėme, tam įprastam laike ir tikrovėje neretai iškreipia mūsų tapatybę, mus dezorientuoja, verčia per daug prisitaikyti, o kartais tiesiog laužo, darko ir net susargdina. Reikia suprasti teisingai, kad rašau, tai aš ne apie tobulą pasaulį, netobulą laiką ir netobulą žmogų, ne. Stengiuosi rašyti apie tai, kaip mums čia visiems yra, tačiau švento mitologinio laiko resursai, prie kurių menininką atveda įkvėpimas, leidžia regėti mūsų išnirusią tikrovę iš platesnės neišnirusios perspektyvos, iš kurios viskas aiškiau matosi. Suprantat, ir toks matymas suteikia vilties ir slaptos gyvybės ir įdvelkia tą ontologinio gyvenimo kvapą. Tai štai, paskutinis dalykas. Parašius kūrinį, jis sustingsta, kaip sakiau, laukdamas skaitytojo. Viskas, aš jį parašiau, aš jį išbaigiau, aš jį paleidau, jis virsta knyga dažniausiai. Mano darbas padarytas, dabar yra antrasis etapas. Šitą kūrinį turi sutikti skaitytojas, į jį įžengti ir jį prižadinti, aktyvuoti jo gyvybę. Va, ir čia jau yra kiekvieno skaitytojo veikla ir įdomiausia, kad tai yra absoliučiai autentiškas santykis su mano kūriniu. Skaitytojas skaitys mano kūrinį taip, kaip jis skaitys. Ne taip, kaip aš jį parašiau ir ne taip, kaip skaitys kitas skaitytojas. Ir suprantat, reiškia, tai yra absoliučiai autentiška patirtis, kurioje aš jau nebeturiu jokios galios, aš nežinau, kas vyksta. Ir perskaitę knygą mes, aišku, galim pasidalinti mintimis, bet tai bus tik tai pastangos pasidalinti tuo, ką patyrėme skaitydami, nes skaitimo patirtis, esu tikrai, nėra vien tik intelektualinė, yra visa apimanti, jeigu mes iš tikrųjų įžengiam į tą mažą mikropasaulį, tą mažą visatą, jinai mus įtraukia, panašiai kaip Dievas traukia žmogą, ne taip literatūros kūrinys įtraukia skaitytoją ir tai yra absoliuti paralelinio gyvenimo patirtis, labai turtinga, labai autentiška ir neišsakoma iki galo žodžiais. Tai štai, žmonės mėlieji, sukaitę, pavargę, gal neužmigę, tai yra praktiškai viskas, ką aš norėjau jums pasakyti. Ir nežinau, ar yra prasmės tiesiog pakartoti, vat, kaip būna pranešime, ką aš čia jums pasakiau. Gal net ir neskaitysiu, nes kiek mes laiko turim? Turim laiko. Nu gerai, paskaitysiu tiesiog ką aš čia jums priminsiu, ką aš čia labiausiai teigiau. Tai, kad rašymas yra literatūrinio mikropasaulio sukūrimas. Šis mikropasaulis yra neišniręs ta prasme, kad yra visiškai suvaldytas ir užbaigtas. Tam, kad galėčiau kurti, turiu įžengti į savo vidinę tikrovę ir laiką. Ir kūrybos proceso metu menininko viduje koreliuoja du laikai - vidinis subjektyvusis ir šventas mitinis laikas. Kūrybos procesas atitinka religinį ritualą, nes atkartoja ir sudabartina tai, kaip Dievas kūrė ir tebekuria visatą. Būtent todėl savo pirminę prigimtimi jis turi galių, kūrybinis procesas, atstatyti išnirusią tikrovę, bent jau kol mes jį skaitome, tą kūrinį. Parašius kūrinį jis sustingsta iki to laiko, kol imamas skaityti. Skaitimas, kaip ir rašymas, yra savotiška apeiga, kabutėse, kurios metu skaitytojas įžengia į autoriaus sukurtą mikropasaulį ir gyvena jame pratęsdamas paties kūrinio gyvybę. Tai vyksta absoliučiai autentiškai, kiekvienas skaitytojas gyvena literatūros kūrinyje ir jis suvokia taip, kaip tai daro jis ir niekas kitas pasaulyje. Amen. Labai ačiū, Laura Sintija, už tokį įvairialypį, drąsų, autentišką ir atvirą pasidalymą. Iš tikrųjų, keletą svarbių temų, manau, kad daugam minčių kyla ir keletą svarbių temų palietėme. Tai netrukus pakviesiu klausti, bet pirmą noriu pati paklausti, pasinaudodama progą. Kaip tik ir pabaigoje sugrįžai prie
to, kad skaitimas irgi yra autentiškas, kaip ir rašymas, yra tam tikra prieiga ir tie, kas mėgsta skaityti, tai tikrai žino ir jaučia. Bet man svarbu ir tas pasaulio fragmentiškumas vis didėjantis, apie kurį kalbėjai, ir dažnai ir skaitimai šiais laikais tampa labai fragmentišku. Kaip pačiai atrodytų, ar tas toks, nebeėjimas iki galo į tą pasaulį, bet pašokinėjimas, nuslydinėjimas pirmin atgal, ar jis vis dėlto išlieka autentiška veikla, čia kaip, ar yra vilties tiem šokinėjantiems skaitytojams, ar vis dėlto kažkaip griauna tą pirminį kūrybinį sumanimą ir mes tada turim kaip filmą žiūrėti, taip ir knygą skaityti, nešokinėdami bent jau kitus kūrinius. Dabar leiskim išversti. Vielen Dank, Laura Cynthia, für dieses sehr vielfältiges, reiches, auch sehr mutiges und aufrichtiges Bekenntnis, könnte man sagen. Wir haben alle bestimmt ganz viele Gedanken jetzt. Es wurden wichtige Themen berührt. Gleich sind Sie, das Publikum, dran mit den Fragen, aber ich möchte als Erste fragen. Sie sagten, dass das Lesen wie auch das Schreiben wie ein Ritual ist und diejenigen, die gerne lesen, wissen das auch, sie kennen das. Aber die heutige Welt ist sehr fragmentiert, sehr zerstückelt und unser Lesen, dieser Prozess ist hier auch fragmentarisch und zerstückelt. Wir gleiten immer in diesen Text hinein und dann tauchen wieder auf. Gibt es trotzdem Hoffnung für solche Leser? Oder wird das Wesen, die Essenz des Stückes, des Werks dadurch zerstört? Fragmentiškumas, kaip suprantam, atsirado mūsų pasaulyje kartu su technologijom. Tai jos mums atnešė fragmentiškumą. Diese Zerstückelung, das Fragmentarische, ist in unserer Welt durch die Technologien gekommen. Tai yra tai, kas su mumis atsitinka iš išorės, ką mums primeta išorė. Es ist das, was auf uns von außen aufgedrängt wird. Ir tai, ką mums primeta išorė, verčia mus formuoti tam tikrą fragmentišką gyvenimo būdą. Dadurch sind wir gezwungen, ein Leben zu führen, das auch fragmentarisch ist. Bet aš esu įsitikinusi, kad gilieji žmogaus poreikiai yra visada tie patys, nesvarbu, kokioje tu epochai gyveni. Ich bin aber überzeugt, dass unsere tiefen Bedürfnisse, die tiefen Bedürfnisse des Menschen immer gleich bleiben, egal in welcher Epoche man lebt. Poreikis susisiekti su ontologiniu laiku yra žmogaus prigimtinis poreikis. Der Mensch hat von Natur aus das Bedürfnis, sich mit dieser ontologischen Zeit zu verbinden. Technologijos jo negali sunaikinti, bet gali jį pažeisti. Die Technologien vermögen es auch nicht zu zerstören, aber dieses Bedürfnis könnte vielleicht, verletzt werden. Ir tai yra tai, ką mes išgyvename šiuo metu. Und das erleben wir im Moment. Ir aš manau, kad yra labai svarbus, kaip jau sakius, suvokti savo giliuosius poreikius. Ich glaube, es ist sehr wichtig, zu verstehen, was für tiefe Bedürfnisse man hat. Technologijos mums trukdo jos suvokti, jos daro tai. Die Technologien hindern uns dabei. Bet manau, kad tai yra kiekvieno iš mūsų kova. Išsikovoti, turėti gryną poreikį, būtent įžengti į ontologinį laiką, susisiekti su juo ir tą poreikį tenkinti tokiais būdais, kokie mums yra primtiniausi. Ich glaube aber, dass es ein Kampf ist, den jeder und jede von uns führt. Das Ziel ist, dass dieses klares, tiefe Bedürfnis, sich zu vergegenwärtigen und sich mit in die ontologische Zeit einzutauchen,
dieses Bedürfnis zu befriedigen durch Weisen, durch Methoden, die uns selber als angemessen erscheinen. Ir tai yra nepaprasta, bet niekas gyvenime nėra paprasta. Niekas, kas gera gyvenime. Ne. Es ist natürlich nicht leicht, aber nichts ist im Leben leicht, was gut ist. Ačiū. Taip, matau klausimą. Ich sehe schon eine Frage. Iš tiesų norėčiau sugrįžti prie tobulumo savokos, nes jūs kaip ir minėjot, kad rašydama jums patinka, kad per rašymą, aš kaip ir supratau, jūs prieinate prie to tobulumo ir norėčiau giliau pažvelgti į tą tobulumo savoką, nes kaip supratau, iš vienos pusės jūs kaip ir teigiate, kad tas jūsų kūrinys, jisai pasiekia tą išbaigtumo stadiją. Dar iš kitos pusės jūsų klausant, grįžtant prie to kūrėjo, dar biški prie to tobulumo, biški bandau užkabinti tą plačiau klausimą, tas kūrėjas, aš gal sakyčiau sakralaus laiko, jūs ontologinio, ar ne? Jisai įeina į tą ontologinį laiką, ar ne, ir iš tenai perneša, ar tai va būtent kas yra tas kūrinį tobulumas, ar tai, kad tai jau pernešti iš tos neišnarintos tikrovės ar ne į tą, ar kaip, nes jūs labai ir tą tobulumą su tuo statiškumu, kiek aš girdėjau, sudėjote. Tai čia toks labai platus klausimas, bet galbūt galima tada grįžti plačiau prie šitos jūsų paminėtos savokos. Ką pasiemu iš ontologinio laiko į kūrinį? Ką pasiemu iš ontologinio laiko ir įdedu į kūrinį? Man galbūt tiesiog užstrigo jūsų tas paminėtas tobulumas, nes turbūt tos tobulumo paieškos jos tokios irgi labai įgilę, ar ne, kam yra tas tobulumas. Ir aš kaip iš jūsų pranešimo supratau, kad būtent per tą kūrybą ir parašymą jūs pasiekėte tą tobulumą. Ir tada norėjau pagilinti daugiau tada, tai kaip tas tobulumas yra pasiekiama, ar kad tai atneša iš to, ar tas užbaigtumas gal giliau į šitą pusę. Ich möchte eine Frage stellen, die sich auf den Begriff der Vollkommenheit bezieht. Sie sagten, beim Schreiben nähern Sie sich dieser Vollkommenheit, der Abgeschlossenheit. Einerseits sagten Sie, dass ein Stück, ein geschriebenes Werk, ein Text abgeschlossen wird, in dem Sinne vollendet wird und dann erstarrt. Andererseits sagten Sie aber, dass ein Künstler, ein schreibender Mensch in die ontologische Zeit, in diese sakrale Zeit eintaucht. Ist es denn so, dass man diese Vollkommenheit dann aus dieser ontologischen Zeit auch schöpft? Oder ist der Begriff der Vollkommenheit mit dem Erstarren verbunden? Vielleicht könnten Sie das näher erläutern. Labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Nes tą tobulumą aš tiesiog jaučiu. Tai yra ne visai intelekto dalykas. Jūs pati pasakėt, kad išbaigtumo prasme jis yra tobulas tikrai. Kai rašai, aš dabar matau novelę, imkim novelę, puslapio novelę, ar ne? Pasaulis. Kaip padaryti, kad tas puslapio pasaulis iš tikrųjų būtų pasaulis? Ko jam reikia, kad jis funkcionuotų kaip pasaulis? Tai yra slėpinys. Ir kai rašai, tu sukuri žaidimo taisyklės, tu sukuri tam tikras taisyklės, kurios veikia tame pasaulyje. Tai yra veikėjai, tai yra aplinka, tai yra pati kalba, kaip medžiaga, kaip molis, kurį tu minkai. Ir čia jau yra grinai pajauta. Jeigu esi meistras, tu tiesiog jauti tą kalbą kaip molį. Ir tu lipdai, kol supranti, jau nulipdžiau. Tai yra tikrovė. Tobula lygų tikroviai, tikra. Suprantat? Ne. Pasaulis, kuris... Palaukit. Das ist eine sehr komplexe Frage. Die Vollkommenheit
spüre ich eigentlich, das ist keine Sache des Intellekts. Vollkommen ist einerseits etwas, das abgeschlossen ist, also was fertig ist. Wir haben zum Beispiel eine Novelle, die nur eine Seite lang ist. Eine ganze Welt sollte in dieser Novelle dargestellt werden. Wie funktioniert das? Wie macht man denn diese Novelle zu einer ganzen Welt? Was braucht man, damit es funktioniert? Das ist ein Geheimnis. Wenn man schreibt, schafft man selber die Spielregeln dieser Welt. Man schafft die Spieler, die Protagonisten, die Figuren, die Umgebung, und die Sprache ist in gewissem Sinne wie Ton, wie Lehm. Und hier kommt dann die Meisterschaft des Schriftstellers. Man muss das Gespür für die Sprache als Ton haben. Aus diesem Ton knetet dann man letztendlich die Wirklichkeit, und die Vollkommenheit ist dann diese Wirklichkeit. Suprantat, tobulumas, tai yra tai, kaip aš mėginu pasakyti, kas man yra tobulumas. Bet geriausia yra, suprantat, kalbėti abstrakčiai yra labai sudėtinga. Geriausia yra paimti novelę kokią nors. Ir aš jums galėčiau papasakoti, kame yra jos tobulumas, o galbūt ten ir nėra to tobulumo. Galbūt nepakankamai išbaigtas, pavyzdžiui. Nesukurta iki galo visata. Irgi taip gali būti. Aš dirbu metų žurnale ir mes gaunam daug tokių nesukurtų visatų, kurių tiesiog nespausinam. Nes jos yra nesukurtos. Ne iki galo sukurtos. Das ist das, was die Vollkommenheit für mich ist. Es ist aber sehr schwer, über die Vollkommenheit so abstrakt zu sprechen. Es wäre besser, sich eine Novelle anzuschauen, und dann könnte ich Ihnen sagen, was in dieser Novelle vollkommen ist oder was sie zur Vollkommenheit macht. Oder vielleicht ist sie auch gar nicht vollkommen. Ich arbeite in der Zeitschrift Merti, die Jahreszeiten, und wir bekommen da ganz viele solche Stücke und Texte, die eigentlich gar nicht vollkommen sind. Aš nieko nesakiau. Aš suprantu tokį dalyką, kai kūrėjas pasiekia tavo tobulą užbaigtumo būseną, ar ne? Taip. Kai tu žinai, kas tas yra. Taip. Ir čia tik tai kūrėjas gali suprasti, kad čia viskas, taškas. Nes kai būna, ar ne, perspaudi, dar pridedi ir jau kažkas krypsta į kitą kryptimį. Tai čia yra tik tai to kūrėjo momentas. Tai dabar galima žiūrėti į tą tobulumą kaip būtent to užbaigto momento apčiopimą. Aš radau Euroką, ar ne? Čia tas momentas. Taip, viskas. Tada kitas galbūt klausimas išsekė iš jūsų kalbos, kad jūs gaunate kitų kūrinius ir suprantate, kad tai yra neužbaigtos visatos, ar ne? Bet jūs nesate tų visatų kūrėja, ir kas jums tada leidžia apčiopti, kad ta visata nėra užbaigta, nes autorius yra kitas? Labai paprastas klausimas. Palaukit. Ai, Bet atsiprašau. Ich verstehe, dass wenn ein Schöpfer etwas schreibt, erreicht dieses Werk, dieses Stück zu einem gewissen Punkt den Zustand der Vollkommenheit. Das heißt, es ist ein Moment, wo dieser Schöpfer spürt, dass es fertig ist, dass man nicht mehr dazu sagen sollte, weil es dann irgendwie übertrieben wird. Also ist das ein Moment im Schöpfertum, im Schaffen. Und Sie haben gesagt, dass Sie auch viele Texte bekommen in der Zeitschrift, die als unvollendetes Universum erscheinen. Auf welcher Grundlage, was erlaubt es Ihnen zu sagen, dass dieses Universum nicht vollendet ist? Sie sind ja nicht die Autoren des Textes. Kai skaitau kito kūrinį, aš esu skaitytojas. Aš esu tas, kuris įžengia į kito kūrinį. Šnekėjau apie tai per pranešimą. Skaitytojas yra tas, kuris gali pasakyti, ar visa tai išbaigta ar ne. Nes jis įžengia į ją. Pagyventi. Ir jeigu jis iš tikrųjų įžengia, jis ir jaučia, ar tai yra užbaigtas pasaulis, ar jame kažko trūksta, ar jame ko nors per daug. Kas, kaip jūs pasakėt, lyg ir pabaigiau, bet dar kažką galiu rašyti, ar ne? Ir labai, ypač grafomanijos atveju, labai daug autorius nori pasakyti daugiau, suvirškinti,
papildyti viršaus, ar ne, kas irgi yra, nu, blogai. Tai vat aš kaip skaitytoja turiu visą laisvę spręsti, ar tai yra funkcionuojanti visata, kuriai nieko netrūksta, ar ne. Wenn ich ein fremdes Stück oder fremdes Werk lese, bin ich ja eigentlich die Leserin. Also ich steige dann in diese Welt hinein. Ich kann dann auch urteilen, ob das Universum vollendet ist oder nicht. Ich lebe doch darin als Leserin. Als Leser spürt man das, ob was vielleicht fehlt im Text oder vielleicht ist der Text auch teilweise überflüssig. Das sieht man zum Beispiel bei Graphomanen. Sie sagen einfach zu viel, der Text wird überfüllt. Also kann ich als Leserin, habe ich diese Gabe zu entscheiden, ob was in diesem Universum fehlt oder etwas zu viel ist. Dar gal. Labai ačiū, Laura, už labai nuostabią paskaitą, labai jaudina. Aš norėjau paklausti, ar jums yra buvę tokių momentų, gal galite apie tai trupučiuką kažką pasakyti, kad nepasiduoda siužetas jūsų planams ir kada jūs skaitot savo tekstą, parašiusi matot, kad įsikišo aukštesnė jėga ir jį pakoregavo, jūs vyko neplanuotai. Kiek tokių momentų būna ir ką jūs galvojate apie tai? Vielen Dank für den wunderbaren und sehr berührenden Vortrag. Ich möchte fragen, ob es bei Ihnen Momente gibt beim Schreiben, wo sich das Sujet irgendwie widersetzt gegen Ihre Pläne oder vielleicht Momente, wo man spürt, dass eine höhere Macht da sich eingemischt hat und das Werk zu einer Richtung gedreht hat, die Sie nicht geplant haben. Sustosiu, kad matyčiau klausėją. Tai rašant trumpus kūrinius, apsakymus ar noveles, tai beveik nebūna, nes jie pasirašo man kaip eilėraščiai, vienu ypu. Jie ateina ir aš maždaug suprantu, kas bus. Bet rašant romanus, tai būna pastoviai. Visada, nes romanas yra kitas žanras ir aš rašydama romaną tiesiog turiu veikėjus, turiu daugmaž užuomazgą kažkokios dramos, bet aš įeinu į tą erdvę ir žiūriu, kas bus toliau. Jie mane veda ir aš pabaigos dažniausiai net ir nežinau, aš tiesiog rašau ir žiūriu, kas vyksta. Keistai tas skamba, bet man dažniausiai taip ir būna. Laukit. Bei kürzeren Texten wie Novellen passiert das nicht, weil sie für mich wie Gedichte sind. Ich schreibe sie quasi in einem Schub. Bei Romanen passiert das aber immer. Wenn ich einen Roman schreibe, habe ich die Figuren, ich habe ungefähr den Kern des Dramas, aber ansonsten führen mich diese Figuren selbst. Ich tauche in diese Welt hinein und kenne selber noch nicht das Ende des Buchs. Vienintelis romanas, beje, Medaus mėnuo, kur aš labai norėjau, kad mano pagrindinė veikėja išeitų į vienuolyną. Ir visa ta priešistorė, visas romanas yra apie tai, kas priverčia ją išeiti į vienuolyną. Ir ta pabaiga man labai daug žmonių yra sakę, kokia nenatūrali. Tai čia aš buvau sugalvojus, man labai reikėjo, kad jie išeitų, jie išėjo, bet nieko gero aš to nesitikau. Ich wusste bei einem einzigen Roman das Ende des Romans. Ich wollte unbedingt, dass die Protagonistin zu einer Nonne wird. Das ist der Roman Flitterwochen. Und viele Menschen, viele Leser haben mir dann aber gesagt, dass das Ende irgendwie unnatürlich wirkt. Und das Ende war ja das, was ich schon im Voraus wusste. Also hat das dann nicht so gut funktioniert. Veikėjai veda, sakot, veikėjai veda savo keliu. Ar veikėjus veda aukštesnė jėga? Sie sagten, dass die Protagonisten, die Figuren, sie auf einen bestimmten Weg führen oder lenken, werden die Figuren in sich von der höheren Macht geführt. Aš niekada savęs šito neklausiu, žinokit, nes nemanau, kad tai yra esminis klausimas. Aukštesnioji jėga, jinai yra taip arti, jinai mumise, kaip ją atskirt nuo mūsų, kaip ją atskirt nuo visko, kas mes esam ir ką rašom.
Ich habe mich das nie gefragt. Ich glaube, das ist auch nicht die wesentliche Frage. Diese Hörer macht sie so nah an uns dran. Sie ist in uns. Wie könnte man sie dann von uns trennen oder von unserem Schreiben? Jūs nusakytas menas negali būti destruktyvus, taip kaip jūs jį nusakėt, kokio prigimtis. O kaip tada meno demoniškumas, apie kurį Tomas Manas labai daug mąstė? Ką manot apie tokį meną? Die Kunst, wie Sie beschrieben haben, oder der Begriff von Kunst für Sie ist etwas, was nicht destruktiv sein kann. Was würden Sie aber dann zu der Dämonie, dem Dämonischen in der Kunst sagen? Das ist etwas, was zum Beispiel Thomas Mann öfters besprochen hat. Na, nu, žinom, kad tai atėjo su modernizmo epocha ir žinau, kad labai nemėgstu apie tai kalbėti, bet aš kaip tikintis žmogus tikiu, kad egzistuoja dvasių pasaulis, ar ne? Nu, aš tikiu, tiesiog sakau, ką aš tikiu, jūs galite tą priimt, galit ne. Menininkas yra mediumas, mes ypatingai jautrus dvasiniam pasauliui. Kai prasideda kūrybinis procesas, turi būti labai sąmoningas ir rinktis, su kuo esi geroji dievas ar demonų pasaulis. Aš tą darau labai sąmoningai. Nes mūsų jautrumas, mes kaip mediumų, jis yra labai pavojingas. Ir ypač dabar mes matome labai daug pavyzdžių ir ypač dailiai, kai menas yra akivaizdžiai demoniškas, nes menininkas tiesiog kažkokiais būdais, aš nemanau, kad jie tai daro sąmoningai, tikrai ne, bet yra įtraukiami, nes jie nepasišvenčia Dievui, sąmoningai to nedaro, nes tai yra visiškai nebemadinga, ne, pasaulietiškam suvokime. Ir tada įsiterpia piktoji dvasia, o jinai tik to ir laukia. Ir tai čia apie visus ir viską, ir ne tik apie menininkus, bet mes menininkai esame ypatingai jautrus. Aš tą esu patyrusi ne kartą, aš šneku iš patirties. Todėl, būdama rašytoja, aš žinau, kad aš turiu labai sąmoningai pasirinkti, su kokiom jėgom bendradarbiauju, nes kitaip būsiu nutraukta į demonizmą. Taip. Ir didžiausia bėda šiuolaikinių menininkų, kad tai negalvoja. Ich glaube, das ist ein Phänomen der Moderne, des Modernismus, und ich spreche eigentlich nicht gerne darüber. Ich bin ja gläubig, wie schon erwähnt. Ich bin also sensibel, ich bin empfindlich für die Welt des Geistes oder für die Geisterwelt. Als Künstlerin glaube ich, also dass Künstler wie ein Medium sind, das empfindlich ist für diese Geisterwelt. Wenn man bei dem künstlerischen Prozess, bei dem Prozess des Schaffens, muss man bewusst entscheiden, mit welchen Kräften man geht. Mit dem Guten, mit Gott oder mit dieser dämonischen Welt. Unsere künstlerische Sensibilität ist eigentlich sehr gefährlich. Das sieht man an vielen Beispielen in der bildenden Kunst. Man merkt an Gemälden oder in anderen Kunst, dass der Künstler in das Dämonische eingetaucht ist, dass er von dieser Welt eingezogen wurde, weil er sich nicht zu Gott bekennt, aber was eigentlich auch gar nicht modisch ist heutzutage. Und der böse Geist wartet eigentlich nur drauf. Ich selber habe das auch öfters gespürt, das kommt von meiner eigenen Erfahrung. Ich als eine Schöpferin, als Künstlerin muss also bewusst entscheiden, mit welchen Kräften ich mitgehe. Ich frage auf Deutsch. Und zwar, mich würde interessieren, wie es Ihnen geht im Umgang mit der Bibel, mit dem Lesen der Bibel
ob das für sie etwas Vollkommenes darstellt oder Unvollkommenes oder Inspiration oder etwas ganz anderes. Also vielleicht auch nur Teile daraus, die Offenbarung oder wie auch immer. Ja. Man būtų labai įdomu išgirsti, koks yra jūsų santykis su Biblijos skaitimu. Ar Bibliją matote kaip tą tobulą kūrinį, galbūt jis ne visai tobulas, galbūt tai įkvėpimo šaltinis, galbūt skaitote tik tam tikras dalis, ar galbūt jūsų santykis kažkoks dar kitoks. Krikščionis tiki, kad Biblija yra šventosios dvasios įkvėptų žmonių parašyta, kad ji yra įkvėpta šventosios dvasios. Todėl aš ją skaitau ne kaip literatūros kūrinio, o kaip Dievo žodį. Christen glauben, dass die Bibel von Menschen geschrieben worden, die vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Also lese ich die Bibel nicht als ein literarisches Werk, sondern als das Wort Gottes. Ir man ji yra asmeninio santykio su Dievu šaltinis. Sie ist für mich eine Quelle der persönlichen Beziehung, des persönlichen Verhältnisses zu Gott. Kas yra tik tarp jo ir tarp manęs. Nesuprato. Etwas, das nur zwischen ihm und mir ist. Bet labai didžiąja dalimi tai, kas yra tarp jo ir tarp manęs, mane nuveda į rašymą. Aber zum größten Teil das, was da zwischen mir und ihm besteht, zwischen mir und Gott besteht, das führt mich dann öfters zum Schreiben hin. Todėl negaliu sakyti, kad mane įkvėpė Biblija kaip jos istorijos. Daher könnte ich nicht sagen, dass ich von der Bibel inspiriert werde, im Sinne, dass ich von den Geschichten in der Bibel inspiriert werde. Bet mane įkvėpė pats Dievo žodis per Bibliją. Sondern ich werde vom Wort Gottes inspiriert, also durch die Bibel, vom Wort Gottes. Sakiau? Labai ačiū Laurai Sintijai, visiems, kurie klausėt ir klausėte. Deja, turbūt dar labai daug svarbių ir gilių temų, nes galima ir apie savokas būtų kalbėtis ir kas tas tobulumas. Bet ačiū už šitą atvirą, drąsų pasidalymą. Ir aš tai vis tiek džiaugiuosi, kad mes dar esam, kad ir netobuli, bet atviri, tebe galim gyventi, eiti, džiaugtis, dalintis ir viens kitam padėti. Tai ačiū tau, ačiū visiems ir labai ačiū mūsų vertėjai Jūratei Žukauskaitai. Vielen Dank, Laura Sintia, und vielen Dank für all die Fragen. Wir können wahrscheinlich noch viel länger über all diese Themen sprechen und über die Begriffe. Ich danke Ihnen für den mutigen, aufrichtigen, schönen Vortrag. Und ich glaube, wir sind ja nicht vollkommen, aber wir können in die Welt gehen und uns freuen und versuchen, besser zu werden. Und noch ein kleiner Dank der Dolmetscherin Jūratei Žukauskaitei. Ačiū.